kurie buvo susitikti? Na, šiandieną jau džiugiau, nes ryte į fizinio rengimo treniruotę susirinkom visi. Na, ne visi, be Sinicos buvom 12, bet vakarinėje jau yra ir Sinica. Taip, kad labai džiaugiuosi mūsų gydytojo darbu, kuris per, sakysim, gan trumpą laiką pastatė visus ant kūnų. Nežinau, kokius medikamentus jis naudoja, paklausit pas jį. Nebijo dopingo paskui? Na, nebijau, aš nežinau. Aš ne gydytojas, bet manau, kad gydytojas žino, ką daro. Vis tiek komanda negalėjo treniruotis pilnu pajėgumu, kaip manot? Na, mes nepraradom, sakysim, treniruočių, daug treniruočių vien dėl to, kad savaitgalį žaidėm 2 rungtynes. Ir mūsų 8 žaidėjams teko nemažas krūvis, 2 dienas iš eilės žaisti. Bet turėjom laisvą dieną ir jeigu, sakysim, taip tiesiogiai ruošimasis Partizanui, tai ir prasideda dabar. Taip, kad mes visi ir tik nežinau, kiek leis mūsų sirgusių žmonių sveikata, kokių pajėgumų leis jiem dirbti, vis tik po ligos nėra lengva. Bet tikiuosi, kad mes nieko nepraradom ir dirbam įprastu ritmu. Treneri, kokie pagrindiniai akcentai rungtyniauti su Partizanu? Na, pagrindinis akcentas laimėti. Čia jau nėra kalbų vien dėl to, kad tai labai būtų svarbi pergalė ir tikrai rimtas žingsnis į išsvajotą top 16. Na, Partizanas labai gera komanda ir labai pavojinga vien dėl to, kad neturi kažkokių ryškių lyderių. Žaidžia komandiškai, visi jauni, greiti, visi gali pataikyti, kovingi. Na, paprastai tai yra neparanki labai komanda ir mes žinom paskutinius turbūt 5 sezonus visą Europą nuo jų nukenčia, nesinorėtų nukentėti mums ir ypač namie. Eurolygoje rėmėtės daugmaž 6-7 žaidėjus. Neketinate šitos rungtynėse paimti daugiau krepšininkų? Na, matot, žaidžiame tai žaidėjais, kurie tuo metu yra verti ir, sakysim, pajėgus nukauti varžovą. Taip jau sutampa, kad mes žaidžiam 8-9 žaidėjais, bet aš tikiuosi iš visų 12 ir na, situacijos padiktuos, kokie žaidėjai bus aikštelėje, nes niekada nesu nusistatęs prieš rungtynės su 4 žaidėjais aš žaisiu, su 4 nežaisiu. Kartais situacija keičiasi rungtynėse ir reikia skubiai reaguoti ir aš manau, kad mes į tai sugrįždėsim. Trenerio nesijaučia pralaimėjimo Olimpiakos pasiekmių, galbūt psichologinė prasme, kaip komanda? Na, matot, jeigu taip atvirai pasakius, tai ne mūsų burnai kąsnis ir Olimpiakosas vis tik yra komanda, kuri eilę metų žaidžia top 4 ir būtų netgi šioj tokioj Olimpiakosui stresiniai situacijai būtų keista, jei mes būtume sugebėję juos nukauti namie, nes jiem trauktis nėra kur. Na, žaidėjai priėmė tą kaip neišvengiamą pralaimėjimą ir šiuo metu mes visiškai nejaučiam kažkokio diskomforto. Mes žinom, turim siekius, turim savo planus, žinom, su kokiom komandom mes pajėgus kautis šiuo metu ir kokias komandas mums reikia nukauti, kad papultume į 16, tai Partizanas vienas iš jų.